Hello and welcome. Sveiki atvykę į mūsų naująjį video ir šį kartą pakalbėsime, kaip angliškai kalbėti apie automobilius. Pažiūrėsime į tam tikrus žodžius, daiktavardžius, pagrindinės automobilio dalis, pažiūrėsim į veiksmažodžius, kurie yra susijęs su vairavimu ir kitais dalykais, veiksmais, ką mes darome su automobiliais. Pažiūrėsime į keletą posakių ir keletą sakinių, kurie gali būti naudingi jums kalbant apie automobilius. Taigi, o kaip visada, prieš keliaujant prie pagrindinės mūsų temos, noriu trumpai informuoti ir paraginti jūs nepraleisti dalykų susijusių su mano kursais, mokymais ir kitais reikalais. Taigi, visų pirma, į pabaigą eina dabartinė Hive sesija ir naujoji sesija prasidės nuo gegužės 5 dienos. Tai jeigu norite registruotis, nuoroda bus aprašyme. Toliau, antras dalykas. Nuo balandžio 5 dienos galima bus sudalyvauti, tikriausiai taip reikėtų sakyti, tarimo kurse. Šis kursas yra pritaikytas visiems ir tik pradedantiems besimokyti ir jau turintiems tam tikrų žinių, kaip papildomas dalykas, kur susipažinsim su anglų kalbos garsais, tarimo ypatybėm, kirčiais, sakinių kirčiavimu, žodžių kirčiavimu, sudėtingais garsais ir visokiom problemom, kurios kyla kalbant apie tarimą. Kursas pats bus sukeltas visas iš karto Discorde. Anksčiau šitą kursą mes buvom paleidę ir jį galima buvo medžiagą gauti kas savaitę, tai dabar formatas truputėlį pasikeis, bet visa medžiaga, tai ką jūs gaunate, ten iš tikrųjų bus daug visokių dalykų, kortelės su tarimo garsais, audio įrašai, apie 5 valandos video medžiagos, žodžiu, daug visko ir tai galės padaryti nuo balandžio 5 dienos. Registracija dar nėra atidaryta, todėl noriu paraginti jūs sekti naujienas, prenumeruoti šitą kanalą arba sekti mane Facebook'e, kad galėtumėt pamatyti, kadagi jau galima bus registruotis. Ir kadangi atostogos nuo pačių pagrindinių kursų, tai iš tiesų labai pati pasiilgau webinarų formato ir noriu jums pasiūlyti sudalyvauti netgi 2 nemokamuose webinaruose. Viename preliminariai data balandžio 8, šios datos preliminarės, bet jeigu kartais negalėsite dalyvauti, tai bus įrašas. Taigi, pirmas webinaras apie aktyvius ir pasyvius kalbos mokymosi būdus, metodus, kodėl kartais tarsi mokomės, o mokymasis vis tiek būna pasyvus, tai apie visokius tokius dalykus pakalbėsime pirmame seminare, o kitas seminaras ir webinaras bus apie žaidybinimą ir būtent žaidybinimo visokius metodus, kurie yra susiję su mokymusi, ką jūs galėsite išnaudoti patys savarankiškai. Tai nebus kalba apie įvairias programėlės ar įvairiausius žaidimus, tai bus kai kas kito, tai bus kaip žaidybiniai elementai jums gali padėti mokantis ir kaip savo patiem į savo mokymo sistemą tuos žaidybinius elementus įdiegti. Taigi, sekite naujienas, prenumeruokite kanalą, kai tik bus registracija, kai tik bus daugiau naujienų, tai aš viską įkelsiu, tikiuosi nepraleisite, o į anglų kalbos kursus jau galima bus registruotis, nuoroda bus aprašyme. Jeigu turite kokių klausimų, labai drąsiai rašykite komentaruose arba rašykite man asmeniškai elektroniniu paštu rolanda@rolanda.lt ir aš mielai jums suteiksiu daugiau informacijos. O dabar keliaukime kalbėti apie automobilius. Ir pradėsime pirmiausia nuo daiktavardžių ir dalykai, kas yra automobilis, ar ne? Ir prie kiekvieno žodžių mes turėsim po pavyzdį, po sakinį, kur tas žodis bus panaudotas, ar ne? Tai ne vien tik vertimas, bet ir pažiūrėsime, kaip jis yra naudojamas. Ok, steering wheel, vairas, tiesiog automobilio vairas, ar ne? The steering wheel helps the driver turn the car. Vairas padeda vairuotojui pasukti
automobilį, ar ne? Na, tiesiog vairo pagalba mes automobilį pasukame, bet tarkim šito atveju padeda. Taigi steering wheel, vairas. Brake, stabdžiai, brake, stabdžiai, atkreipkite dėmesį, tariasi kaip ir brake laužyti, pavyzdžiui, arba brake pertrauka, bet rašome kiek kitaip. Always check your brakes before long trip. Visada patikrinkite savo stabdžius prieš ilgą kelionę. Beje, brake taip pat yra ir stabdyti. Tai tas pats žodis yra ir daiktavardis, ir veiksmažodis. Engine, variklis. The engine stopped working in the middle of the highway. Variklis nustojo veikti, sustojo veikti, ar ne, tiesiog užgeso greitkelio viduryje. Ne? Tai engine, variklis. Noriu atkreipdėmėsi, kad labai dažnai, įprastai, mes žodį engine naudojam su veiksmažodžiu run. So, the engine is running. Variklis veikia, dažniausiai su veiksmažodžiu run. Seat belt, saugos diržas. Put on your seat belt for safety. Ne? Užsisek saugos diržą saugumą, kad būtų saugu. Tire, matot, mes turim du rašymo variantų. Šiuo atveju tai yra padanga. One of the car's tires is flat. Viena iš automobilio padangų yra tuščia. Ir tire pirmasis variantas su ilgaja yra britiškas variantas, su trumpaja yra amerikietiškas variantas. Dashboard, prietaisų skydelis. The fuel gauge is on the dashboard. Ne? Tai tarkim, degalų kiekį, tą laikroduką, daviklį mes galim pamatyti prietaisų skydelėje. Dashboard. Okay. Headlights, žibintai, šviesos, ne automobilio. Use your headlights when driving at night. Naudokite žibintus, vairuodami naktį. Na, žinom, kad Lietuvoje juos reikia naudoti visada. Not only at night. Windshield, priekinis stiklas. Iš tikrųjų, čia šitoje vietoje mes turim patį žodžio sudarimo, ar ne, tokį variantą, kai patys pirmieji automobiliai būdavo be stogo, o priekinis stiklas, jis irgi buvo išrastas šiek tiek vėliau, tai būtent būdavo tarsi toks skydas nuo vėjo, tai taip ir liko, ar ne, skydas nuo vėjo, priekinis stiklas. The windshield is covered in frost. Tai priekinis stiklas padengtas šerkšnu, ar ne, jeigu, tarkim, apšala mūsų automobilis, tai covered in frost. Frost yra šerkšnas. Gearbox, pavarų dėžė, mes galim turėti automatic gearbox, automatinė pavarų dėžė, arba mechanic gearbox, arba mechaninė pavarų dėžė. She prefers cars with an automatic gearbox. Ne, jai labiau patinka automobiliai su automatinė pavarų dėžė. Okay, fuel tank, degalų bakas. The fuel tank is almost empty. Degalų bakas yra beveik tuščias. So we need to fill it. Fill mes naudojam, kai kalbam apie pripildymą degalų bako. Trunk, bagažinė. Put the groceries in the trunk. Padėk pirkinius į bagažinę. Rear view mirror, galinio vaizdo veidrodėlis, tai rear view yra būtent tai, kas yra vaizdas, ar ne, už mūsų. Check the rear view mirror before reversing. Pasitikrink veidrodėlį, ar ne, pažiūrėk į veidrodėlį prieš važiuojant atbulomis, ar ne, prieš važiuojant atgal. Ok, keliaujam toliau. Hood, variklio dangtis, ar ne, tas dalykas priekį. There is smoke coming from under the hood. Dūmai eina iš variklio, iš po dangčio, iš po variklio dangčio. Exhaust pipe, išmetimo vamzdis. The exhaust pipe needs to be replaced. Ne, kartais, jeigu per garsiai mūsų automobilis veikia, gali būti, kad ten kažkas negerai su exhaust pipe ir todėl reikia ją pakeisti. Wipers, įdomesnis toks pavadinimas, nes šiaip wiper ir gyvatė. Tai wipers, tarės taip, rašosi su paprasto V. So wipers, valytuvai. Turn on the wipers when it's raining. Įsijunk valytuvus, kai lyja. Okay, wipers. Nu, šiaip iš tiesų nuo žodžio wipe, nes wipe yra tiesiog valyti. Ir, pavyzdžiui, valymo servetėlės, ar ne, pavyzdžiui, kažkokios irgi taip pat gali būti taip vadinamos. Okay, next one. License plate. License plate yra numeriai, tiesiog automobilio numeriai.
His car has a custom license plate. Jo automobilis turi specialius numerius, ar ne? Tuos, kur kartais pasirinkam su įvairiais žodžiais ar skaičiais pagal savo norus. Clutch, sankaba, clutch. Learning how to use the clutch takes practice. Išmokti, kaip naudoti sankabą, reikia pasipraktikuoti. Taip, iš tiesų tai yra gana besimokantiems sudėtingas dalykas. Battery, akumuliatorius, ar ne, iš esmės tai tas pats žodis kaip elementas, ar ne, baterija. Tai yra akumuliatorius, the car battery is dead, automobilio akumuliatorius neveikia, sakytumėm taip, bet kai jis jau būna išsikrovęs, mes tiesiog sakom that it is dead. Ir paskutiniai du daiktavardžiai, tai yra bumper, buferis automobilio. The bumper was scratched in the parking lot. Automobilio buferis buvo nubrėžtas, ar ne, stovėjimo aikštelėje arba parkavimosi aikštelėje, parking lot prie to pačio, kas susijęs su automobiliais, ar ne, tai parkavimosi aikštelė. Ir galiausiai glove compartment, daug įvairiausių dalykų, daug įvairiausių variantų, kaip mes šitą dalyką vadinam. Tai tas toks pagrindinis oficialesnis tai būtų daiktadėžė, bet tai yra tas dalykas automobilio priekyje, kur mes susidedam visokius daiktus. So the manual is in the glove department. Vadovas kaip kažko tai naudotis yra daiktadėžiai. O iš angliškojo pavadinimo mes suprantam, kad šis daiktas, vieta, ar ne, buvo skirta laikyti pirštiniam. Glove compartment. Keliaujame toliau ir dabar keliaujame prie veiksmažodžių. Taigi, ką mes darome su automobiliu, ką su automobiliu galima daryti ir vėlgi su pavyzdžiais, kaip kas ten vyksta. Taigi, drive, vairuoti. He learned to drive when he was 18. Ne, tas pats pagrindinis žodis, tik tai noriu atkreipti dėmesį, kad jeigu sakom, pavyzdžiui, I drive to work arba I drive to the seaside, ar ne, jeigu mes kažkur jį naudojam sakinį, tai visą laiką, nekalbu apie išmokimą vairuoti, ar ne, bet tiesiog jeigu I drive, tai aš turiu omeny, kad aš ir vairuoju. Jeigu aš pati nevairuoju, tai aš nenaudoju žodžio drive. Taigi, he learned to drive when he was 18, jis išmoko vairuoti, kai jam buvo 18. Brake, jau minėjau prie stabdžių, kad brake yra stabdyti. She brakes suddenly to avoid hitting a deer. Jis sustabdė staiga, dėl to, kad norėjo išvengti, nenutrenkti, nepataikyti į stirną. Accelerate, nuo žodžio akceleruoti, akceleratorius ar ne, tai važiuoti greičiau, tiesiog pagazuoti, lietuviškai nelabai taisyklingai galbūt būtų, bet būtent pagazuoti, pavažiuoti greičiau. The car accelerated quickly on the highway. Automobilis pradėjo greičiau važiuoti greitkelyje, ne? Tai būtent pagazuoti, pagazavo. Turn, sukti, turn left at the next traffic light, pasukite kairėn prie kito šviesoforo, tai turn paprasčiausiai sukti vieną arba į kitą pusę, turn left arba turn right. Reverse, važiuoti atbulomis atgal, he reversed into the parking spot. Ar ne, jis pavažiavo atbulomis į stovėjimo vietą, parkavimosi vietą. Park, tai statyti arba parkuoti automobilį, ar ne, nes mes park naudojam irgi kaip iš anglų kalbos atėjusių žodį ir turim lietuviškai tuos visus tarptautinius žodžius ir parkuotis, ir parkavimos aikštelė, parkingas, gal nelabai lietuviškas. You can park your car here, ne, savo automobilį galite pasistatyti, prisiparkuoti čia. Toliau, start, taip, mes žinom, tai žodis pradėti kažką, ar ne, startas, tai yra užvesti automobilį ir netgi lietuviškai tas dalykas, kuris užveda automobilį, yra starteris, ar ne? Tai būtent starteris nuo to, kad mes automobilį užvedame, ar ne? Start, užvesti. He started the car with a push of a button. Jis užvedė automobilį paspausdamas mygtuką. Fix, taisyti. They fixed the broken light. Jie taisė sudužusią šviesą, sudužusią žibintą. Fix, tiesiog paprastai taisyti. Refuel, pripildyti degalų. Šiaip fuel yra degalai ir refuel tarsi reikštų iš naujo pripildyti. Tai tarsi suprantam, kad
Ne pirmą kartą jau čia pildom. I need to refuel before we leave. Man reikia prisipilti degalų prieš mums išvykstant. Okay, next one. Wash, plauti automobilį. He washed his car at the car wash. Jis nusiplovė automobilių plovimo plovykloje. Check, tikrinti arba patikrinti. Always check the oil level before a trip. Visada pasitikrinkite tepalų kiekį prieš kelionę. Ar ne? Ir tas check yra labai dažnai naudojamas būtent, kai ieškom kažkokio gedimo arba kai susitikrinam visus ten skysčių lygius, kad viskas būtų gerai prieš kažkokią rimtesnę kelionę. Crash, atsitrenkti arba susidaužti. He crashed into a tree. Jis lietuviškai tikriausiai sakytumėm, jis įvažiavo į medį, ar ne jis atsitrenkė į medį, tai tiesiog kai į kažką įvažiuoja. Kitas be fix dar yra ir žodelis repair, taisyti. So the mechanic repaired the engine. Mechanikas pataisė variklį. Noriu atkreipdėmės į žodį mechanic, atskirai mes jo neturėsim, bet nors lietuviškai mes sakom mechanikas su H garsu ar ne, ir angliškai irgi rašosi CH, todėl atrodo, irgi turėtų panašiai tartis, bet yra tokia taisyklė, kad tarptautiniuose žodžiuose, jeigu mes turime CH raides, tai mes jas tariame kaip K. Todėl tai yra mechanic, K, mechanic. Lygiai taip pat yra su architect, chemistry ir panašiai. Inspect, patikrinti, bet inspect patikrinti yra toks rimtesnis tikrinimas, kaip inspektuoti ar ne, tarptautinis žodis, so they inspected the car for any damage. Jie patikrino automobilį, ieškodami kažkokios tai žalos. Tai va, tarkim, jeigu check mes turėtumėm nuvarę pas mechaniką, kažkur į garažą, į servisą, tai inspect labiau būtų toks nuodugnesnis apžiūrėjimas, nuodugnesnis paieškojimas kažkokių gedimų. Shift, perjungti, ir dažnai mes shift naudojam kalbėdami apie pavaras. So he shifted into first gear, jisai perjungė į pirmą pavarą, persijungė į pirmą pavarą. Ne, tai shift mes naudojam, kai persijungiam pavaras. Įprastai. Idle, tai būtų veikti tuščia eiga, tai esmė yra tokia, kad tiesiog automobilis važiuoja tuščiai. Don't let the car idle for too long. Neleisk automobiliui veikti tuščia eiga per ilgai. Overtake, lenkti arba aplenkti kažką. She overtook a slow truck on the highway. Jie aplenkė lėtą sunkvežimį greitkelyje. Tai overtake esamas laikas ir jis yra netaisyklingas, mes naudojam took, taken, ar ne? Overtook, overtaken. Overtook, aplenkti. Skid, slysti. Jeigu mes kalbam apie kažkokį slidų kelią, šlapę, arba jeigu mes kalbam apie, jeigu važiuojam, tarkim, sniegu ir irgi pradedam slysti, ar ne, nebesuvaldom automobilio, tai yra skid. The car skidded on the wet road. Automobilis pradėjo slydo šlapiame kelyje. Okay, ir paskutiniai veiksmažodžiai mūsų. Signal, tai yra signalizuoti, pypinti, ar ne? Don't forget to signal before turning. Tai šituo atveju, būtent, dar tas signalizavimas, tarsi davimas signalo gali būti ir posūkio parodymas taip pat, ar ne? Tai šiuo atveju pavyzdys yra, kad nepamirškite parodyti posūkio prieš sukant, bet taip pat gali būti ir duoti kažkokį garsinį signalą, tai priklausomai nuo to, apie kokią situaciją mes kalbam. Break down, sugesti. The car broke down in the middle of the trip. Automobilis sugedo kelionės viduryje. Ir keliaujame toliau, dabar prieiname prie tokių galbūt slengo žodžių, posakių, kurie nėra labai įprasti, nėra labai formalūs. Ir pažiūrėkime, kągi mes čia randame su visokiais apibūdinimais. Tai visų pirma, labiau amerikietiškas variantas, irgi ne britiškas, tai yra lemon. Lemon kaip citrina, taip, tai yra automobilis, kuris nuolat turi kažkokių tai problemų. Šitas žodis lemon yra pradėtas naudoti gana senai, 20 amžiaus pačioj, dar kalbant visiškai ne apie mašinas, tai buvo tiesiog
kai kažkas kažkam tai duodavo kažkokį nelabai veikiantį daiktą arba nereikalingą daiktą, tai būdavo toks posakis, kad he gave me a lemon. Nors tai buvo ne citrina, niekas, tiesiog kažkoks neveikiantis, nereikalingas daiktas. Ir po kurio laiko buvo tai naudojama ar ne įvairiem daiktam ir taip pat automobiliam, kurie turi daug problemų. I bought a used car, but it turned out to be a lemon. Ne, aš nusipirkau naudotą automobilį, bet paaiškėjo, kad šis automobilis yra visai lemon. Nežinau, ar turite kokį lietuvišką atitikmenį šitam posakiui? Jeigu galite, parašykite komentaruose, kaip jūs vadinate automobilį, kuris visiškai nuolat genda ir neveikia. Gerai, toliau roadhog. Roadhog yra šernas, pažodžiui, kelio šernas, tai kažkas, kas užima labai daug vietos kelyje, ar ne? Galbūt važiuoja ne prie kraštelio, galbūt nelabai lygiai važiuoja ir tu žiūri ir galvoji, kaip čia reikėtų aplenkti, bet truputėlį baisu. So that guy is such a roadhog, ne? That guy is such a roadhog. Toliau, hit the road, tai yra pradėti kelionę, ar ne? Tiesiog išvykti. Let's hit the road early to avoid traffic. Išvažiuokime anksti, kad išvengtume eismo kamščių ir tiesiog eismo. Jeigu pamenat, yra tokia daina, hit the road Jack, ar ne? Tai būtent yra šis posakis. Pedal to the metal, vairuoti, važiuoti greitai, ar ne? Tai tarsi spausti pedalą iki dugno, mes lietuviškai irgi, ne? Taip sakom, spaudžiam iki dugno. He need to put the pedal to the metal on the highway. I'm sorry, čia yra klaida. He needs to put the pedal to the metal on the highway. Ne? Jam reikės šiek tiek daugiau paspausti važiuojant greitkeliu. Tik atkreipiu dėmesį, palikau klaidą, needs, kadangi reikės he, tai needs su raidelė S. Okay, next one. Breakneck speed, tai labai greitai važiuoti, pažodžiui tai būtų tarsi greitis toks, kad kaklą nusilaužtų, ar sprandą nusilaužtų lietuviškai galbūt. So he was driving at breakneck speed, ar ne, jis vairavo labai greitai. Tailgate, so tail, tai yra, kai mes važiuojame arba kažkas važiuoja labai prilipę vienas prie kito, ar ne, kai nepalieka pakankamai saugaus atstumo. Tai va tas tailgate yra tas kažkas, kas labai arti važiuoja mūsų. So watch out for that tailgate behind us. Ne, atsargiai, pasižiūrėk ar ne, ar atsargiai dėl to žmogaus, kuris važiuoja labai prilipęs prie mūsų. Toliau, flat out, vėlgi, kalbam toliau apie greitį, tai tas flat out, galbūt dėl to vėlgi dėl spaudimo iki galo, tai he was going flat out on the racetrack. Jis važiavo labai greitai lenktynių trasoje. Toliau kitas posakis, vėlgi norėsiu jūsų pagalbos su juo, tai yra Sunday driver, tai yra lėtas, atsargus vairuotojas. So stop driving like a Sunday driver, nustok vairuoti tarsi tas sekmadienio vairuotojas ir iš tiesų mes dažniausiai, nežinau, ar turim tokį atskirą posakį, bet kartais sakom, kai vairuoja kokie vyresnio amžiaus žmonės, senesni žmonės, sakom, tai jie tik tai į bažnyčią ir į sodą, ne, važiuoja visą žiemą, niekur nevažiuoja ir praranda savo įgūdžius. Dead end, tai kelias be išvažiavimo, mes lietuviškai sakome akligatvis, ar ne? So we accidentally turned into a dead end. Mes netyčia įsukome į akligatvį. Okay. Ir galiausiai paskutinė dalis mūsų šito video, tai yra keletas naudingų sakinių, kuriuos galbūt reikia įsiminti, nes kalbant apie automobilius, jie būtų naudingi. So, how much does it cost to fill up the tank? Kiek kainuoja pripildyti baką, prisimenat ar ne, fuel tank, tai yra mūsų degalų bakas. Tai kiek kainuoja pripildyti visą baką, prisipilti visą baką. Could you check the oil level, please? Gal galite patikrinti tepalų lygį, ne, arba tiesiog patikrinti tepalus. So oil level, oil, tepalai šiuo atveju. I need to get my car repaired.
I need to get my car repaired. Man reikia sutaisyti automobilį, kad kažkas man automobilį sutaisytų. Lygiai taip pat vietoj repaired mes galim naudoti ir fixed. I need to get my car fixed. Atsimenat, kad ir repair, ir fix yra tas pats. Where can I find a gas station? Where can I find a gas station, kur galėčiau rasti degalinę, arba lygiai taip pat britiškas variantas būtų petrol station. Ne, gas station labiau amerikietiškas, petrol station labiau britiškas. The engine is making a strange noise. Variklis skleidžia keistą garsą, nors lietuviškai dažniausiai mes sakom ne vienaskaitą, sakom keistus garsus. Dažnai, nors vėlgi, jeigu tas garsas toks pat, tai gal galim naudoti ir vienaskaitą. Do you know how to change a flat tire? Ar mokate pakeisti prakiurusią padangą, ar ne, arba išsileidusią padangą. Iš esmės, tai tas flat tire, tai yra tas pats ar prakiurusi, ar išsileidusi padanga, jeigu ją reikia ne pripūsti, o pakeisti. What's the speed limit on this road? What's the speed limit on this road? Speed limit, greičio limitas, taigi koks yra šio kelio greičio limitas, arba koks greičio limitas šiame kelyje. I think I'm running out of fuel. Man atrodo, kad baigėsi degalai. Labai nekokia frazė, ar ne, ypač kai kartais taip nutinka ir degalai baigėsi, o jum ar yra pasibaigę, kada degalai viduriai kelionės. Pasidalinkite, jeigu kokia įdomi istorija, ką jūs tada darėte. Taigi, I think I'm running out of fuel. Ir paskutiniai, could you help me jumpstart my car? Ar galit padėti man užvesti automobilį? Could you help me jumpstart my car? Dažniausiai tas jumpstart yra, kai išsikrauna mūsų battery, akumuliatorius, ir reikia papildomos pagalbos, kad jį užvesti. Ir is this road a one-way street? Ar šis kelias yra vieno eismo, vienpusio eismo? So one-way street ir two-way street. Ne? Vienpusis eismas ir dvipusis eismas. Taigi, daug žodžių ir daiktavardžių ir veiksmažodžių ir posakių ir sakinių šiandien sužinojote. Primenu klausimą apie lemon, ar ne, kaip mes vadinam tuos automobilius, kurie nuolat genda, ir apie Sunday driver, ar ne, tuos sekmadieninius tik tai vairuotojus, kurie galimai gal tik į bažnyčią važiuoja, kaip mes juos vadiname, irgi ar mes turim tokį posakį. Taip pat primenu, kad sektumėte naujienas, jeigu norėsite registruotis į kursus, tarimo kursą ir nemokamus webinarus, apie tai dar pranešiu, kai jau bus registracija, todėl jei nenorit praleisti naujienų, jei dar nesekat mano kanalo, tai būtinai tai padarykit. Jeigu video buvo jums naudingas, neprailgo, toks ilgesnis šį kartą, tai spauskite mygtuką like, man labai padeda, kai jūs tai darote. Ir jei turit kokių klausimų, lauksiu jų komentaruose. Have a great day and see you next time. Bye bye.